Sausio įvykių naktį man buvo 15 metų. Atrodo, buvau pakankamai brandi, kad suprasčiau, kas vyksta, tačiau realiai tuo meto įvykius aš galiu vertinti tik tai iš šių dienų perspektyvos. O tuo metu atrodė, kad vyksta kažkas tai tokio, apie ką skaitėme istorijos vadovėliuose arba mums per pamoką pasakojo istorijos mokytojai. Aišku, tą naktį buvo daug nerimo, jaudulio, visą naktį nemiegojome. Iš gatvės girdėjosi daug visokių garsų, girdėjosi tiesiog didelis gausmas, kaip tik tuo metu gatve važiavo tankų virtinė. Esu tikrai dėkinga, kad galiu liudyti mūsų laisvės nakties įvykius ir pagerbti tuos, kurie už ją žuvo.